Na tai sveiki, Python draugai atvykę į 8 dieną iš 100 dienų Python challenge. Kaip galima atspėti iš pavadinimo, šiandien kursime savo slaptažodžių generatorių. Kadangi statistika rodo, jog didelė žmonių dalis vis dar naudoja nesaugius slaptažodžius, tai pamėginsime šiandien susikurti savo slaptažodžių generatorių, kuris sugeneruos slaptažodį pagal tam tikras parengtis. Pamėginkime trumpai aprašyti, kaipgi veiks mūsų tas slaptažodžių generatorius. Tai visų pirma bus dvi funkcijos. Tai slaptažodžio generatorius, kuris sugeneruos slaptažodį pagal mūsų pasirinktus elementus. Ir slaptažodžio stiprumo patikrinimas. Galbūt nereikėtų naudoti tokių ilgų funkcijų pavadinimų, bet šiai dienai mums tai tinka. Ir ką mes toliau darysime, tai su input paklausime vartotojo kokio ilgio slaptažodis, pavyzdžiui 12. Kodėl pasirinkau 12, nes šiai dienai yra rekomenduojamas minimalus 12 simbolių slaptažodis. Ar naudoti didžiąsias raidės, ar naudoti mažąsias raidės ir ar naudoti specialiuosius simbolius. Taip pat praleidau ar naudoti skaičius. Tai mes turėsim kelis pasirinkimus, tai kokį ilgio, ar naudoti didžiąsias ar mažąsias specialiuosius simbolius ir skaičius, ir visą tai galėsime išjungti arba jungti, atsakydami taip arba ne. Kaip žinoma, input klausia vartotojų įvesties ir vedus taip prie tam tikro klausimo mes įjungsime tą parametrą. Taip pat mums bus reikalingos dvi bibliotekos, random ir string. Galbūt pamėginkime apibėgti trumpai, kągi tos bibliotekos daro, nes gan dažnai mes jas naudojam, bet iki galo taip ir nepaaiškinau, kągi jos daro. Choice, aišku, galima atspėti, jog choice tai yra atsitiktinis pasirinkimas iš mūsų sąrašo. Tai padarom import random, ne choice. Choice yra parametras. Ir galim pamėginti random choice. Ir kaip pavyzdys panaudokim A, B, C, D raidės. Ir turėtų mums grąžinti vieną iš raidžių A, B, C arba D. Pamėginkim atspausdinti, įrašom rand, kaip pavyzdys, ir atprintinam. Print, rand. Ištrinkim šitą Pythoną, praspaudiniau. Ir matom C, D, C, C, A. Gaunam kiekvieną sykį vis atsitiktinį variantą. Tai būtent tai ir padaro random choice. Toliau, ką naudosim, tai string biblioteka. String, ką mums padaro, tai padedam į sąrašą įrašyti elementus. Tai kaip pavyzdys galim pamėginti print. Iš karto spausdinkim string ACID letters ir grąžins sąrašą A, B, C, D ir taip toliau. Mėginkim print. Matom, kad gavom visą sąrašą didžiųjų ir mažųjų. Jeigu norim tik didžiųjų, darom print string
uppercase ir dabar grąžins didžiąsias raides. Matom, kad tik didžiąsias. Greitai ir pamėginkim print string as lowercase, grąžins mažasias ir tada print string digits, grąžins nuo 0 iki 9 ir specialūs simboliai, kada šiandien naudosim print string grąžins sąrašą specialiųjų simbolių. Ir spaudžiam run, pratestuojam, pažiūrėsim, ką kiekvienas. Tai kaip matom, bendras sąrašas, didžiosios, mažosios skaičiai ir specialūs simboliai. Super. Išmokom, kas yra random ir string bibliotekos, tiksliau vienas iš šių funkcijų. Kągi toliau darysim, tai jau kaip minėjau, sukursim dvi bibliotekas. Na ir pamėginkime trumpai, kaipgi veiks mūsų kodas. Tai mes į kintamąjį pool surinksime parametrus, tai ar didžiosios, mažosios su random choice ir kiekvieną tai pasirinkimą po to atvaizduosime mūsų terminale, bet prieš tai su funkcija patikrinti slaptažodžio stiprumą patikrinsime ir įvertinsime, kiek stiprus mūsų slaptažodis. Savo slaptažodžio stiprumui vertinti naudosime logiką, taškų skaičiavimą, tai taškai, jeigu yra 0, tai reiškia klaida. Klaida turi būti bent vienas pasirinktas elementų tipas. Jeigu taškai yra nuo, kaip pavyzdys, 8 ir panašiai, tai pagal taip mes ir atvaizduosim tam tikrus stiprumo lygius. Galbūt šiek tiek bus aiškiau, kada pradėsim rašyti kodą. Tai nieko nelaukime ir važiuojam. Pasidarom, kaip visada, kodas 1, 2, 3 ir nuo ko reikėtų pradėti. Žinoma, nuo bibliotekų importavimo. Import random ir import string. Super, turim dvi bibliotekas. Kągi dabar mums reikėtų, tai pradėti rašyti mūsų slaptažodžio generavimo funkciją. Tai susikuriam slaptažodžio generatorius ir kągi mums reikės nustatyti ilgį, didžiosios, mažosios, galbūt reikėtų ar naudoti didžiasias, bus paprasčiau, naudoti mažasias, naudoti skaičius, naudoti spec simbolius. Ir kas toliau, sekantis žingsnis, tai susikuriam, kaip ir minėjau, mūsų pool, kur saugosim informaciją apie mūsų slaptažodį, tai šioje vietoje jis yra tuščias ir naudojam if naudoti didžiasias, yra nustatytas, tai reiškia true ir tada į mūsų pool
pridedam string ant uppercase. Sekantis, if naudoti mažasias, tai į mūsų pool vėl pridedam mažasias raidės, kaip jau prieš tai mokinomės, tai naudom as lowercase ir taip pat padarom su visais kitais tą patį naudoti skaičius ir vėl į mūsų poolą pridedam string digits ir jį taip pat, jeigu naudojam spec simbolius, į mūsų poolą. Čia atvirkščiai, kiek matau parašiau, plius lygų, string function. Taigi galim pamėginti iškviesti ir pažiūrėti, kaip jie atrodo mūsų poolas. Tai kad reikės mums rankiniu būdu kviesti funkciją, bet tai juk nėra problema. Žinom, kaip paduoti parametrus. Tai darom print slaptažodžio generatorius ir surašom. Tai visų pirma, galim matyti iš karto, yra ilgis padarom, kad būtų, tarkim, realiai dabar kol kas nėra svarbu ilgis, true. Turim 4 parametrus, 1, 2, 3, 4, taip, teisingai. Ir galim pamėginti spaudžiam run ir matom, jog mūsų poolą sudaro didžiosios raidės, mažosios raidės, skaičiai ir specialūs simboliai. Tai toks yra mūsų pats poolas. Jeigu kaip pavyzdys paimsime ir čia padarysim vietoj true false, galim pastebėti, kad nebeliko specialiųjų simbolių, eina tik iki skaičių ir jeigu visus kitus irgi padarysim false ir paliksime šitą tik tai true, mūsų slaptažodis sudarys tik skaičiai nuo 0 iki 9, tiksliau sąrašas šiuo metu, nes tai nėra slaptažodis, tai yra poolas. Super. Ir tada galbūt galim šitą nutrinti, prasitestavom, viskas veikia. Ir tada dar viena patikra, if not, jeigu nėra poolas, arba tiksliau, jeigu poolas yra tuščias, print klaida, pasirink bent vieną simbolių tipą. Kadangi nepasirinkom nei vieno, tai mūsų slaptažodis neturi iš ko ir susidėlioti. Ir toliau, ką reikėtų padaryti, tai reikėtų sujungti mūsų password. Slaptažodis yra lygus, tai kaip atsimenam, galim sujungti su join ir iš mūsų poolo random choice ir pool, tai iš mūsų poolo pagal tiek, kiek bus nustatyta ilgis mūsų slaptažodžio, renkam po atsitiktinę raidę, taip atsitiktinai sugeneruodami slaptažodį iš mūsų poolo. In range ilgis. Ilgis parašykim. Čia ir čia klaidą parašiau. Ilgis. Super. Galim pamėginti atspausdinti slaptažodį ir turėsim pagal ilgį tokį, pagal tai, kokius parametrus nustatysim tokį ir slaptažodį. Ok, judame toliau. Taip pat, jeigu
Jau turim slaptažodį, ką galėtume padaryti, tai galėtume nustatyti, kiek mūsų slaptažodis turi taškų. Ir galbūt reikėtų šitoj vietoj sudaryti slaptažodžio patikrą. Gerai, sukurkim kitą funkciją, kaip ir pradžioje aš nekėjau, galvojau, gal tą pačią įrašysiu, bet manau bus tvarkingiau, jeigu sukursim atskirą. Tai čia padarom return, kad mūsų funkcija grąžintų slaptažodį. Ir tada def slaptažodžio stiprumo patikra. Ir priemam vieną elementą slaptažodis. Ir ką galime padaryti, tai nusistatom taškai lygu 0, kol kas neturime taškų, ir tada galim kiekvieną funkciją tikrinti, ar yra tam tikri parametrai ir pagal tai pridedam po tašką. Tai kaip pavyzdys, if len ilgis slaptažodžio yra daugiau arba lygu 12, tai prie mūsų taškai plus lygu 1 pridedam 1 tašką. If any ir tada lower is lower, for c in slaptažodis, taip pat pridedam 1 tašką. Čia matau klaidelę, be reikalo aš čia uždariau, man reikėtų čia uždarinėti. Ir tada galim šitą nukopint, įpeistint, is upper, bet telefonas pradėjo pypsėti. Galim įdėti toliau ir taigi galim vėl įpeistinti ir naudojam iš digits. Ir paskutinis, patikrinam, ar yra specialiųjų simbolių, tai if any tn string punched for c in slaptažodis. Ir tada taip pat pridedam Super, turim taškų pridėjimą, dabar galim patikrinti, kiek yra taškų. If taškai yra mažiau arba lygu 2, mes return silpnas, if taškai lygu 3, return vidutinis, ir jeigu turim else, return stiprus.
Tai ką mes čia padarom, pagal mūsų surinktų taškų kiekį nustatom tam tikrą reikšmę. Jeigu 2 taškai, tai reiškia, jeigu mažiau negu 2 taškai arba 2 taškai, reiškia mūsų slaptažodis silpnas ir su kiekvienu pasirinktu parametru mes čia gaunam po tašką. Jeigu mūsų slaptažodis sudarytas iš daugiau negu 20 taškų, jau mūsų slaptažodis gauna plus 1 tašką, jeigu mažiau, mes to taško negaunam. Ir taip pat su visais kitais, jeigu yra mažosios raidės naudojimas, jau gaunam plus 1, jeigu didžiosios vėl plus 1, kitais atvejais mes negauname taškų. Tai kaip ir logika visa sudėliota, tai liko pasiklausti vartotojo. Vartotojo sąsaja terminale. Tai turime paklausti mūsų vartotojų, kokį jisai slaptažodį nori. Tai galim print, pasisveikinam, slaptažodžio generatorius, taip vadinasi mūsų programa. Ir tada galim mėginti try, kad galėtume iš karto sutvarkyti klaidas, tiksliau, jeigu yra klaidas, jas teisingai atvaizduoti. Ir ilgis, įkintamai ilgis, įrašom integerius, input ir įvesk slaptažodžio ilgį. Tada mes turim except ir jeigu yra mala error, mes galim iš karto atvaizduoti klaidą. Įveskite skaičių. Tai judam toliau. Def, sukurkim dar vieną funkciją, taip ne, kuri paklausinėtų mūsų taip arba ne. Ir tada galime įvedam klausimas. Tai klausimas ir yra taip ne. Ir galim iš karto return. Input. Klausimas. Kintamasis. Didžioji raidė neturi būti. Ir plus tarpas. Taip. Ne. Ir ką jau išmokom, jeigu turim užklausą žodžiu, taip ne, mes ką padarom, panaudojam lower, jog padarytume mažasias arba upper, kad didžiasis. Ir tada jeigu mūsų atsakymas yra sąraše taip T arba I, galim padaryti kelis variantus, tai reiškia, jog taip, tai mes norime to būtent metodo mūsų slaptažodyje. Na ir galim toliau naudoti didžiasias ir iškviečiam funkciją taip ne ir paduodam klausimą, ar naudoti didžiasias raides. Ir taip pat sukuriam su visais. Naudoti mažasias. Tai funkcija taip ne. Ir vėl ar naudoti mažasias raides. Naudoti skaičius. Ar naudoti skaičius. Ir paskutinis. Naudoti spec simbolius ir
lyg taip ne. Ir čia taip pat taip ne. Ar naudoti pet simbolius. Ką praleidau kabutes. Gerai, klausimyną kaip ir baigiam. Dabar liko iškviesti funkcijas. Kadangi jau turim apklausim vartotoją, galim žodis lygu ir iškviečiam funkciją slaptažodžio generatorius ir turime jau kintamosios ilgis, naudoti didžiasias atsiprašau, naudoti didžiasias, naudoti mažasias, naudoti skaičius. Kodėl man ok, sukūrėm kintamai, bet man šiek tiek nepatinka, kadangi yra neaktyvus, tai šitą atitraukim atgal. Ir šitas taip pat turi grįžti atgal, kadangi nebe mūsų defą. Defas returnina. Ir šitą copy, paste. Ok. Taip. Naudoti mažasias. Iš čia gal kopinam, pastinam ir naudoti skaičius, bei paskutinis naudoti spec simbolius. Ganėtinai ilgas iškvietimas ir jeigu turėtų būti tvarkingai, neturėtų būti tokių eilučių ilgų, bet šiuo atveju paliksim taip, kaip yra. Ir tada, ką galim padaryti, naudoti if, jeigu yra šauktukas, tai reiškia mes šauktuką naudojam tik klaidoms, tai in, jeigu šauktukas yra in slaptažodis, tai ką reiškia? Mes galim atvaizduoti print slaptažodis. Šitą apvalyti, tarpo nereikia. Arba priešingai padarom tarpus. Ir tada ką darom? Darom else. Else print. Darom F formatavimą. Sugeneruotas slaptažodis yra slaptažodis. Ir tada dar sykį print. Darom irgi formatavimą. Stiprumas. Ką naudojam mūsų check. Yra slaptažodžio stiprumo tikrinimas ir slaptažodis. Kągi, kaip ir praeitą sykį specialiai nespaudžiau run ir netestavom kodą, kad išmoktume klaidų skaitimą ir tvarkymą, tai galim pamėginti susidėlioti emodžius, tarkim, slaptažodis sugeneruotas, vaizduojam correct, jeigu slaptažodis saugus, stiprumas darom čia, tokį, galim dar prie klaidų irgi pridėti.
kad atkreiptų dėmesį, jog yra klaida. Iš tikrųjų šitas stepsas tikrai nėra būtinas, tiesiog man vizualiai visą laiką gražiau atrodo, kada yra šiek tiek gyvybingumo mūsų kode. Ir galim čia irgi prie slaptažodžio generatoriaus, jog mes generuojam slaptažodį atvaizduotą. Na ir ką, mėginam pasileisti mūsų kodą ir jeigu bus klaidų, mes jas ištaisysim. Spaudžiam run, slaptažodžio ilgis, tarkim, 50. Turime pirmąją klaidą. Klaida yra 91 eilutėje. Homecast music. Return input klausimas. Taip, ne. Lower in top. Input takes no key argument. Klausimas ir vietoj lygo turim būti plus. Dar sykį mėginam runint. Ilgis 50. Ar norite didžiųjų raidžių? Taip. Ar norite mažųjų raidžių? I. Ar norite skaičių? T. Ar norite spec simbolių? Taip. Ir gavome klaidą, bet matom, jog slaptažodis yra sugeneruotas. Tai per generatorių slaptažodžio veikia. Tai tikriausiai turim klaidą pačiam patikrinime, ar mūsų slaptažodis. Ir ką mes turim? Taigi pagal klaidą galim matyti, jog šiek tiek persistengiau, nes slaptažodis nėra funkcija, jis yra kintamasis, tai aš pridėjau per daug kabučių ir dabar mėginam startuoti dar sykį. Mūsų slaptažodis susidaro iš 50, taip, I, T, T. Ir matome, jog slaptažodis sugeneruotas 50 simbolių ir mūsų slaptažodis yra stiprus. Jeigu mes pamėginsime paleisti dar sykį ir mūsų ilgis yra 8 ir naudojam tik didžiasias raidės, taip ir ne. Ir turime dar vieną klaidą. Klaida pasirinkti bent vieną simbolių tipą. Aš kaip ir pasirinkau didžiasias raidės, naudoti mažasias. Matau klaidą. Iškviečiant funkciją, čia turėtų būti naudoti didžiasias, ne mažasias. Naudoti didžiasias. Ir iš tikrųjų toks ir yra šiek tiek programuotojo gyvenimas. Realybėje įrašant nedarau tiek daug klaidų, nes čia aš turiu ribotą laiką, kad video labai neužsitęstų, kada rašai iš lėto ir kiekvieną gabaliuką testuojas, tai darai daug mažiau klaidų. Jeigu įdomu ir norėtumėt pamatyti, kaip kiekvieną žingsnį reikia testuoti, kaip rašomas kodas, ta prasme, testuojant kiekvieną žingsnį, parašykite į komentarus ir pamėginsime padaryti šiek tiek ilgesnį užduotį, bet labiau testuojant, labiau tikrinant ir nerašant viso kodo iš karto ir tik po to tvarkant klaidas. Gerai, pamėginam dar sykį, įveskite ilgį 8 ir taip, ne. Ir matom, kad mūsų slaptažodis sugeneruotas iš 8 simbolių, tik didžiųjų raidžių, nes mes pasirinkam tik didžiasias raidės, visą kitą nustatėm ne, ir mūsų slaptažodis yra silpnas. Tai super, ačiū, kad žiūrėjai ir susitiksime jau kitame video.